Labas vakaras visi. Sveiki prisijungę į dar vieną Fast Track renginį ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, nauja tema, nauji pašnekovai ir naujos idėjos. Šiandien į svečius pasikvietėme Edgarą Tulauską iš įmonės Oxylab. Edgaras yra Business Data Analyst, lietuviškai išvertus verslo duomenų analitikas. Tai kaip ir minėjo Edgaras man prieš pokalbį šiandien, kad neišvengsime daug anglicizmų, tai stengsime juos visus išversti, bet iš esmės šiandienos susitikimo mūsų tikslas visų yra suprasti, ką veikia duomenų analitikas, kodėl jie yra vertingi ir kodėl jie iš esmės yra neatsiejama mūsų visų verslo įmonių bei kompanijų ateities dalis. Šiandienos pokalbį iš tikrųjų, Edgarai, norėčiau pradėti nuo tavęs. Ne kažko didelio, paprasčiausiai tavęs kaip žmogaus, nes aš visą laiką sakau, jeigu nori suprasti, kur žmogus atsidūrė, reikia visą laiką suprasti, kokia jo yra istorija. Ar galėtum papasakoti, kaip atsidūrėjai duomenų analitiko kelyje ir ar jis buvo tiesus, ar daug buvo vingių, ar teko būti vienoje vietoje, ar daugiau? Taip, tai sveiki visi. Ačiū, kad čia pakvietėt. Mano istorija, kaip atsiradau duomenų analitikoje, tai iš tikrųjų tokia gana paprasta. Aš šiaip neplanavau niekad būti duomenų analitiku. Studijavau apskaitą ir finansus ir tiesiog nenorėjau pradėti karjeros toje industrijoje. Supratau, kad nei buhalterių, nei finansininkų nenoriu būti. Tai tiesiog ieškojau darbo industrijoje, kuri man patiko. Tuo metu tai buvo sporto lažybos. Ten pradėjau nuo kliento aptarnavimo ir tiesiog bandžiau rasti tą kampelį, kur galėčiau įsipaišyti ir kažką veikti naudingo kompanijoje. Ir tai po truputį tiesiog ėmiau vieną kitą analitinę užduotį ir galiausiai pavyko tokio kaip ir savo susikurti rolę, komercijos analitikas. Na ir po to tiesiog natūralus žingsnis buvo toliau tęsti karjerą analitikoje. Tai po to tapau duomenų analitiku ir dabar galiausiai esu verslo duomenų analitikas Oxylabs. Fainai, Edgarai. Nemeluosiu, siekiau tavo LinkedIną prieš renginį ir tu pasidalinai tokia mintimi, pagaliau bus proga paaiškinti šeimai, kągi aš veikiu gyvenime. Va, jeigu reikėtų taip paprastai, kaip per filmą Filadelfija 5 metų vaikui paaiškinti, tai ką veikia duomenų analitikas, kas tai yra per profesiją? Jeigu taip labai paprastai vienu sakiniu, tai sakyčiau, duomenų analitikas išverčia duomenis, tai dažniausiai būna skaičiai, kurie mums nieko nesako, į žmonių kalbą, į kažkokią istoriją, į įžvalgas, kurias jau tada verslo vadovai gali naudoti sprendimams priimti. Tai čia toks labai paprastas paaiškinimas, aišku, po to slepiasi daugiau dalykų. Pradedant gilintis, tai duomenų valymas, visokių modelių kūrimas, vizualizacijų, reportų darimas, analizės, bet šiaip jau taip vienu sakiniu, tai tiesiog imam skaičius, kurie nieko nesako ir išverčiam į įžvalgas. Tai va čia būtų duomenų analitikas. Labai įdomu, kad pasakei, ką veikia duomenų analitikas, bet dažnai girdžiu, taigi yra ir kitų duomenų specialistų. Tai norėtųsi, kad tu irgi šiek tiek galbūt papasakotum ir mūsų auditoriją, kuri seka mus internete, kuo skiriasi duomenų analitikas, duomenų mokslininkas, duomenų inžinierius, big data specialistas. Kuo tai skirtingi yra laukai ir kodėl galbūt žmogui, kuris turi 0 patirties, kaip tu pats pasakėjai, savamokslis, tas duomenų analitiko kelias iš esmės yra patogiausias į duomenų pasaulį. Jo, tai duomenų analitiko kelią aš rekomenduočiau turbūt visiems rinktis dėl to, kad tai ta iš tų tavo išvardintų specialybių, kuri reikalauja mažiausiai techninių žinių. Tai jos visos kažkiek daro panašių darbų, bet būtent skiriasi techninės žinios ir skiriasi galbūt darbo kiekis su tais žmonėm, kurie priima verslo sprendimus. Tai kodėl aš atėjau į duomenų analitiką? Tai dėl to, kad prieš kokius 5-6 metus nežinojau nei Python, nei SQL, visiškai nieko. Po truputėlį mokiausi tas kalbas, tuo pačiu man patiko, kaip minėjau, ta industrija, kurioje dirbau, patiko verslo visi procesai. Ir tiesiog šitus 2 dalykus sujungęs kaip ir gaunasi duomenų analitika, kur turi šiek tiek techninių žinių
ir tuo pačiu dirbi su verslo procesais. Jeigu imti decision scientist, duomenų mokslininkus, tai ten jau yra daugiau techninio darbo, tau jau reikia šiek tiek labiau pažengusių, tarkim, Python žinių, tu daugiau dirbi su A/B testais, kurie reikalauja ir tokių pažengusių statistikos žinių, machine learning irgi, kas, advanced, sakykime, yra tokia programavimo tema. Tai iš esmės, bet tie patys decision scientists taip pat dirba su verslo sprendimus priimančiai žmonėm, taip pat daro analizės, taip pat ruošia kažkokius tai galbūt reportus. Tai sakau, tos rolės kažkiek visos jos persipina, tiesiog, taip labai paprastai tiesiog gal skiriasi techninių žinių reikalavimas kiekviena iš jų. Tai, nežinau, labai natūralu, kad duomenų analitikas, sakykime, po to taptų duomenų mokslininku ar decision scientist, po to tu galbūt nori tęsti karjerą duomenų inžinerijoje, tai tiesiog gilinėsi į tas techninės žinias ir būtent eini per šitas rolės taip vertikaliai. O kiek tau jau teko dirbti duomenų analitiku? Kiek truko ta tavo karjera ir ar turi svajonėse kažkokį tai kitą žingsnį, ką norėtum daryti? Aš duomenų analitikos rolėse esu apie 5 metus ir sakyčiau, prastas duomenų analitikas, kuris kažkada ateityje nebenorėtų ir likti duomenų analitikoje. Tai man atrodo, kad čia tokia labai gera tarpinė stotelė kažkur kitur. Tai jeigu tu nori būtent labiau į techninės žinias fokusuotis, tai imi decision scientist, imi data inžineriją. Jeigu tau labiau norisi dirbti su verslo sprendimais, tai tu gal žiūri labiau į strategiją, žiūri į konsultavimą, kažkokios, nežinau, produktinės komandos dalis. Tai žodžiu, tų kelių yra labai daug, nes natūralu, kad duomenų analitikas turi žinoti tiek apie verslą, kaip jisai veikia, tiek apie techninius dalykus. Ir po to jau iš to išsišakoja daug labai galimybių. Tai aš irgi, pavyzdžiui, prie Oxy Labs prisijungiau šiais metais dėl to, kad tai man atrodė labai gera vieta nuspręsti, ką aš norėsiu toliau ateityje veikti. Ar aš norėsiu galbūt patapti vyresniuoju analitiku, tada analitikų komandos vadovu, ar aš tada labiau norėsiu prisijungti prie kokios komercijos komandos ir dirbti su strategija verslų susijusią rolę ten, ar galbūt, kaip minėjau, tarkim, duomenų inžinerija, galbūt netgi programavimas, backend, nežinau, tų kelių labai daug ir sakau, tu gauni tų bazinių žinių tiek apie programavimą, tiek apie verslą ir gali tada nuspręsti, kas tave domina toliau. Tikrai nežadu ilgai duomenų analitiko kaip tokioje vienoje rolėje užsilikti ir nežinau, turbūt paėmus retas, kuris grinai duomenų analitiko rolėje išdirba, nežinau, 10 metų, 15. Aš neturiu statistikos prieš save, bet labai nustebčiau, jeigu yra žmonių, kurie niekada tos rolės nepalieka ir nepersikėlia kažkur kitur. Labai įdomų dalyką iš tikrųjų, Edgarai, pradėjai gvildenti, tas dinamiškumas darbo, kad nesi statiškai įpainiotas vienoje vietoje, kad gali pastoviai keistis. Ir mes kaip akademija, kaip Fast Track atstovavom tą idėją, kad žmogaus karjeros persikvalifikavimas arba karjeros kėlimas yra ilgalaikėje perspektyvoje ne vienadimensinė, ne kažkokia tai kelionė. Tu gali bet kur atsidurti, ne? Taip. Ir vieno šito iš proceso dalis užtikrinti, kad tu nepasiklystum, yra minkštieji įgūdžiai, ne? Tai minkštieji įgūdžiai mes galėtumėm juos išversti skirtingais dalykais, ar tai komunikacija, ar tai supratimas ir panašiai. Ir mano klausimas tau būtų toks, ne? Tai pasakai, kad kartais valot duomenis, žiūrite į didelius klodus, kad duoti kažkokią tai išvadą. Ar būna tokių situacijų, kad klientui pateiktas sprendimas, išvada juos pykdo arba jie nėra patenkinti tuo, ką mato skaičiuose ir kaip atspindi jų įmonės arba valdybos veiklą realybėje. Ir kaip tada darote tokiose situacijose? Jo, tai per tą mano, gal ir nežinau, trumpą analitiko karjerą visokių atvejų yra, kur žmonės pas tave ateina su prašymu
kažką išanalizuoti, bet tave jau bando užvesti ant kelio, kokios tos analizės išvados turėtų būti. Čia aš ne apie dabartinę beje darbovietę. Confirmation bias angliškai, ne, vadinasi visas šitas reikalas. Jo, kur jie nusprendžia, kad tu paskaičiuok, bet atsakymas maždaug toks turėtų būti. Tai yra tokių situacijų buvę, yra, nežinau, situacijų, kur galbūt sako, kad mums čia reikia maždaug primest, čia detaliai nesigilink, bet neįmanoma kitaip, kad gauti atsakymą. Tai jo, pasitaiko tokių situacijų, bet aš nesakyčiau, kad labai dažnas įvykis. Aš dėl ko ir paklausiau iš tikrųjų. Mes judame prie tos tendencijos, kad duomenų analitikas kaip specialistas realiai nebūtinai yra uždarytas kažkokioj tai įmonės struktūroje, bet jau judam link to, kad tai galėtų būti ir savarankiškai dirbantis asmuo labiau, ne? Netgi ir konsultavimo įmonės turi atskirus departamentus su duomenų analitikais, kurie padeda kaip atlikti ir tą funkciją ne in-house, ne vietoje, o išorėje. Tai kaip tu įsivaizduotum, ar matytum, kad duomenų analitikai taps profesija vis daugiau, kuri ne vien tik tai yra užrakinta kažkokiam tai korporatyvinėje struktūroje, kuri nebūtinai yra blogas dalykas, ne? Tiesiog šiaip, ar yra tendencijų matymo, kad galbūt duomenų analitikai galėtų labiau dirbti ir individualiai, autonomiškai? Jo, tai kaip pas mus yra, tai duomenų analitikas, jis nėra priskirtas kažkokiam vienam departamentui. Tai mes dirbam tiek su produkto duomenim, tiek su marketingo duomenim, tiek su kliento aptarnavimo skaičiais, netgi kažkiek analitikos teikiam ir mūsų ofiso komandai arba human resources, nežinau, kaip čia lietuviškai. Žmogiškieji ištekliai. Jo, tai tas duomenų analitikas, man atrodo, čia yra geriausias atvejis, kai supranta visus verslo lygius, skirtingus departamentus. Ar šita rolė kažkada bus, sakykime, kaip konsultanto ir kad gal duomenų analitikas nebus pririštas prie vienos kompanijos? Galbūt tame aš matau niuansų tokių, kad, įsivaizduokim, vėlgi dabar, sakykime, dirbtinis intelektas labai padės efektyviai dirbti, duomenų analitikas galės ten padaryti 5 kart daugiau darbo, gal dėl to galės maži ir dideli verslai sau leisti nusisamdyti kažkokiom užduotim ar ten 5/5 etato tą žmogų. Tada prasideda niuansai, ar aš noriu, kad samdyti duomenų analitiką, kuris gal dirba su mūsų konkurentais ir ten kažkokias paslaptis išneša. Tai čia yra labai daug tokių niuansų, apie kuriuos reiktų pagalvoti. Bet šiaip mano gal toks noras ir būtų, žiūrint į šitą profesiją ir žiūrint, kad duomenų analitikų tik daugėtų ir kompanijų poreikis duomenų analitikam daugėtų, kad taip ir nutiktų, kad tai nebetaptų tik tai tokių tech kompanijų komandos dalis, didelių kompanijų su keliais šimtais darbuotojų dalis, nes dažniausiai duomenų analitikai būna duomenų analitikų komandos dalis. Tai jeigu kompanija neturi analitikų tokio kaip departamento, tai ir duomenų analitiko neturės. Tai aš norėčiau, kad ir maži ir vidutiniai verslai galėtų sau leisti, nes šita rolė tikrai turi daug ką gero atnešti ne tik tech kompanijom, startupam su labai dideliu įverčiu, bet ir paprastom kompanijom, kurios ten kartais nesusimastytum, kad gal net turėtų galimybę jo turėti analitiką. Edgarai, mes pradėjom tos makro trendus, kas vyksta rinkoje, apie juos aptarti, o nusileiskime atgal į žemę. O kaip atrodo tavo darbo diena? Ką tu veiki nuo 9 iki vakaro? Ir kada baigėsi tas vakaras, prasideda ir panašiai? Jeigu vadovė klauso, tai labai anksti prasideda ir vėlai baigėsi labai. Šiaip užduotis gana yra skirtingos, tai aš nežinau, gal skirstyčiau, jeigu taip labai grubiai, į 3 dalis. Tai yra tokia labiau techninė dalis, kuri kažkiek kartais būna monotoniška, tai tas duomenų valymas, jų ruošimas, jeigu mes kažkokį, tarkim, gaunam užduotį padaryti naują reportą, dashboardą, tai tada reikia tos duomenis sumodeliuoti taip, kad jie ten iš nestruktūrizuotos lentelės pataptų gražus ir mes juos galėtume susikelti ir tada jau daryti visokius vizualus. Tai čia perinam prie tos antros dalies, kur tai yra arba kažkokie
atskiros analizės ar kažkokie pasikartojantys reportai, kur tiesiog ateina nauji duomenys ir tie reportai atsinaujina. Ir vadovai jau tada patys juos tikrina, priima sprendimus, arba ta trečia dalis, kur mes bendraujam būtent su vadovais, kurie kažkokią duoda individualią užduotį ir mes tada jau jiem pristatinėjom, kaip mums atrodo, kas turėtų būti daroma ir jie tai išsineša ir priima sprendimus. Tai tokios 3, sakykime, kategorijos, labiau techninė, reportų darimas ir bendravimas su tais vadovais. Tai priklauso, būna savaičių, būna mėnesių, kai tu gal ant kažko vieno fokusuojasi, sakykime, mes irgi paskutiniu metu Oxy Labs būtent daugiau dėmesio skiriam tai infrastruktūrai, tų modelių gerinimui, kadangi duomenų kiekis pastoviai auga ir raportų kiekis auga ir tu nori viską turėti labai sistemizuotai gražiai, tai tam daugiau laiko skiriam, bet tada gali ateiti laikas, kai, sakykime, kompanija gal kažkokių planų pasikeis, norės individualių analizių, ar nežinau, ten kažkoks laikotarpis, kai valdybai reikės pristatinėti, tada daugiau būtent su vadovais bendrauti. Tai gana skiriasi, sakyčiau, labai būtų sunku pasakyti, kad kiekviena diena yra tokia ir pati gali labai ženkliai tos užduotys pasikeis. Ačiū, kad tu iš tikrųjų įvedai tokį labai struktūrizuotą atsakymą į mūsų pokalbį. Apie tai iš tikrųjų ir norėsiu pakalbėti vėliau. O dabar norėčiau atsisukti iš tikrųjų į mūsų žiūrovus ir priminti, kad kaip jau ir parašė mūsų kolegė Giedrė, kad visi iš jūsų turite šansą šiandien užduoti klausimą, tai mielai tai darykite ir diskusijos pabaigoje bendrausime ne tik tai aš su Edgaru, ką daryti labai yra smagu, bet ir lygiai taip pat jūs turėsite šansą paklausti Edgaro, ar gal net ir manęs, jeigu taip jau būtų, ir turėsime šansą iš esmės sužinoti plačiau, ne vien tik tai, kas rūpi man ar Edgarui, bet kas rūpi ir jums. Tai mielai tai aktyviai darykite komentaruose, jau matau, nerimstate, tai norėjau tik tai priminti, kad turėsite šansą tai padaryti ir pabaigoje. Tai apie tą struktūrą, sakiau, kad labai gerai atsakinėjai, tai ir aš norėčiau mūsų pokalbį iš esmės dabar taip žmonėm paaiškinti, kas įvyko. Tai dabar mes pradėjom nuo to kalbėti, kas yra duomenų analitika. Šioje mūsų programoje, kurią pristatome šiandien, iš esmės dar yra 2 dalis, dirbtinis intelektas ir cloud. Tai gal galėtumėm pereiti tada į jau antrąją dalį, kas, manau, yra be galo svarbu, neatsiejama šiandieninės IT pasaulio dalis, nesvarbu, koks tai būtų sektorius ar segmentas, tai yra dirbtinis intelektas. Ir pradžioje tu užsipinėjai apie machine learning, kas yra vienas iš formų dirbtinio intelekto, kaip jisai ir veikia ir panašiai. Tai mano pirmas klausimas, kalbant apie dirbtinį intelektą, būtų tau toks. Ar dirbtinis intelektas reikalingas vien tik tam, kad padaryti darbus produktyviau, ar yra ir dar kažkokių tai papildomų paslėptų, galbūt ne kiekvieną dieną pasakytų dalykų apie dirbtinį intelektą? Kas jis yra duomenų pasaulyje? Jo, tai taip, pirma tokia ir plačiausia turbūt naudojimo dalis, tai yra būtent jo suproduktyvinti, jeigu tai yra žodis užduotis. Tai tikrai yra daug tokių darbų, kuriuos aš asmeniškai netgi, sakyčiau, nemėgstu daryti. Tai pavyzdžiui, dažnai padarius naują reportą, dashboardą, jį reikia sudokumentuoti, nes aš tai žinau, kaip juo naudotis, bet kažkas kitas naujas paėmęs, pavyzdžiui, gali nežinoti. Čia yra tokia pavyzdys, kur tu tiesiog maždaug aprašai, kaip tas reportas veikia ir dirbtinis intelektas tau gali išplėsti, gal kažkur pasiūlymų suteikti. Žodžiu, automatizuoti tą tokią labai, labai neįdomią užduotį. Tai tas pats, aišku, mes irgi daug kur naudojam, jeigu užstringam su kodo rašymu, nes tu gali tą kodą žiūrėti ten valandas, bet tau niekada nepaaiškės, kur ten yra klaida, dirbtinis intelektas tau gali pataisyti. Ir šiaip mes kaip tik nesenai turėjom darbe diskusiją, kad būtent mokantis dirbtinis intelektas yra labai geras įrankis, nes jisai tave gali ir pakritikuoti, ir gali paskatinti, kur tu gerai darai dalykus. Tai labai dažnai naudojam, sakykime, tam, kad tu galbūt parašai kažkokią tai užklausą SQL, kurią naudoji darbe, kaip ištraukti duomenis ir tada prašai, ar galima čia kažką pagerinti, ar galima kažką ištrinti, ar pridėti. Tai tokiom užklausom. Bet šiaip tokios, jeigu 2 išskirti, tai ką aš daugiausia naudoju, tai nuobodiem darbam pagreitinti, automatizuoti ir mokymusi, kad būtent
suprasti, kur galima geriau, netgi gal ten kažkokiam tom pačiom analizėm, jeigu tu įdedi savo įžvalgas, paprašai, kad gal jam kyla kažkokių idėjų, kur dar būtų galima pasigilinti, kur galbūt ne visiškai aišku, ir ypatingai su to teksto formulavimu, vėlgi, kadangi daug bendraujam su vadovais, tai tikrai irgi daug vietų dirbtinis intelektas gali tada tau paaiškinti, supaprastinti, arba kaip kiti kažkur gal reikia labiau tokio techninio žodyno, tai tokios mano pirmas mintis būtų. Tavo frazę apie mokymąsi turbūt turėčiau dabar įdėti į plakatą, įrėminti ir atiduoti mūsų rinkodaros departamentui, nes tai yra auksinės mintis, kurių mes tiesiog negalėsim nepanaudoti ateityje. Tai ačiū tau už šitą tą rezultatyvų perdavimą sporto terminais, kalbant apie ką kalbėjom jau prieš šiandienos pokalbį. Labai įdomu, ne, produktyvumas panašiai. O ar matai, kad tai bus neatsiejama darbo dalis? Ar jeigu mes kalbame apie duomenų analitikus, kurie galbūt ir pataps data scientists ar panašiai, ar duomenų analitikas savo karjeros pradžioje turi žinoti dirbtinio intelekto integracijas tam, kad galėtų išlikti konkurencingų savo darbe? Jo, tai čia ta tokia klišinė frazė dabar irgi plaukia, aš nežinau, kas ją pasakė, bet galima pritaikyti vėlgi, kad aš manau, kad dirbtinis intelektas neatims iš duomenų analitikų darbo, bet atims iš blogų duomenų analitikų darbą tie duomenų analitikai, kurie moka naudotis dirbtinį intelektą. Tai čia turbūt, sakau, tokia klišinė frazė, kurią viskam galima pritaikyti, bet manau, kad, tai iš esmės tai aš nematau priežasčių, kodėl nenaudoti, nes, taip, tu gali galbūt šiek tiek apsileisti ir mes ką irgi dabar diskutavom, kad tu aklai negali visko patikėti dirbtiniam intelektui, jisai ten daug daro klaidų vis dar, haliucionuoja, tie atsakymai juos reikia tikrinti ir su to pačiu kodo rašymu irgi ne visada pateiks logiškiausią atsakymą, kartais galima ir geriau, bet ilgam laikotarpį tai turėtų tai tik tai tobulėti ir jau dabar aš mačiau kažkokią tai studiją, kad daugelis įmonių nemato dirbtinio intelekto apčiuopamos naudos ekonominės kompanijose, bet aš savo roliai tai ginčyčiausi ir sakyčiau, kad ta nauda tikrai yra. Ir nežinau, galiausiai gal tai taps, aš nesenai knygą apie duomenų vizualizaciją skaičiau, kaip anksčiau žmonės tos grafikus rankom piešdavo ir buvo dalis žmonių, kurie sakė, ne, ten Power BI nepakeis mūsų, vis tiek reikės tų rankinių grafikūnų ir dabar turbūt niekam nereikia, nežinau, nebent kažkai labai nišinė įmonė naudojasi, bet taip ir dirbtinis intelektas, manau, kažkada taps tokia tiesiog neatsiejama dalim įrankių, į ką tai dar labiau išauks, aš nenorėčiau čia prognozuoti, ypatingai jeigu įrašas liks ir juokingai atrodys su savo prognozėm, bet kad tai kažkokia forma taps kasdieninė dalimi, kaip ir daugeliui turbūt jau dabar yra duomenų analitikoje, tai čia, manau, faktas. Aš taip net norėčiau pareflektuoti tą, ką pasakėjai, kaip rinkos juda, ne, kaip sektoriai keičiasi, kaip revoliucijos vyksta, ne, tai visą laiką kažkaip man prisimenu tą faktą ir Henry Fordo, tą visą klešą susidūrimą su raiteliais ir karietų vairuotojais, kurie protestavo, kad tranzicija arba judėjimas link vidaus degimo variklių ir automobilių reiškia, kad labai milijonai daug žmonių praras darbo vietas ir dėl to automatiškai tai bus blogai valstybės ekonomikai, nes reikės valstybei išlaikyti tuos žmonės, bet priešingai tas naujas dalykas generavo tiek daug naujų darbo vietų, kad ekonomika pradėjo augti nebe linijiniu, o logaritminiu projekcijos keliu, ne? Tai va lygiai taip pat ir šičia, ar galėtumėm sakyti, kad tie, kurie sako, kad mes negalime dar apčiuopti dirbtinio intelekto vertės pinigais, iš esmės to dar ir negali padaryti, galbūt mes neturim įrankių, kurie galėtų iš esmės mums duoti tą apčiuopiamą naudą, nes ar aš teisingai suprantu, dirbtinis intelektas yra naudojamas kartu su žmonėmis. Tai kas padarė tą darbą, ne? Ar nesigauna irgi toks dalykas? Jo, nežinau, labai čia šitoj vietoj sunku kažką prognozuoti ateitį, aš nesenai irgi skaičiau, kaip ten 90-ųjų, 2000-ųjų pradžioj bandė visi ekspertai prognozuoti, ką internetas atneš. Ir ten, pavyzdžiui,
laikraščių leidėjai, žurnalų leidėjai ten juokėsi, kad nu jo, čia namie per didelį ekraną skaitysi naujienas, nebus taip. Ir dabar popierinė medija, nežinau, neišnykus, bet irgi turbūt žemyn krenta, tai su dirbtiniu intelektu irgi galima čia fantazuoti, kaip bus, bet tai dar toks, man bent jau toks sunkiai apčiopiamas dalykas, kur aš tik tai galiu sakyti, kad padeda produktyviau kai ką daryti, padeda mokytis, o kas dar atsiras, kokių panaudojimų būdų, neįsivaizduoju. Bent jau galim pasakyti, kad tau tai yra labai apčiuopiama. Jo, vėlgi, taip, kodėl aš sakau, kad dabar nemanau, kad dirbtinis intelektas atims iš duomenų analitiko darbą, todėl, kad tos sudėtingos analizės jos dažnai reikalauja daug vidinių žinių, kurias tu nebūtinai gal net ir taip lengvai išgooglinsit internete. Vis tiek dirbtinis intelektas mokosi su esamais duomenimis, ar ne? Tai jeigu, čia gal toks labai jau pompastiškas dalykas sakyti, bet jeigu internete negalima rasti kažkokių dalykų, kuriuos tu dirbdamas ten 10-15 metų toj pačioj industrijoje žinai ir moki, tai dirbtinis intelektas tau to ir nepasiūlys. Jisai bent jau kol kas, sakykime, kažko naujo iš esmės nesukūrė. Jisaigi tik tai tą informaciją sukramto egzistuojančią ir pateikia tau. Tai mano tokios būtų. Puiku. Dabar norėčiau vėlgi, aš mėgėjas, sakau, vėl leiskime į žemę, nes kartais jaučiu, kad tie dalykai, kurie vyksta didžiajame paveiksle, labai tiesiogiai daro įtaką ir tiesiog paprastam žmogui, kuris nori tapti duomenų analitiku. Ir kadangi mes jau kalbame apie dirbtinį intelektą, norėčiau truputį paskrosti mūsų programą, ką mes iš esmės siūlome žmonėms ir tau užduoti pagal tai klausimą. Tai kai mes ruošėme šią programą, iš esmės buvo klausimas, duomenų analitikas. Ar jis turi žinoti kodą, ar jis neturi žinoti kodo ir kaip tas kodas turėtų būti susijęs su automatizavimu dirbtinėme intelekte. Na ir mes priėjom prie tokios išvados, kad vis dėlto Pythono reikia mokytis ne dėl to, kad tu rašysi sintaksę, o dėl to, kad tu turėsi žinoti, kai įvyksta klaida, suprasti, kur jinai yra. Ir dirbtinis intelektas iš esmės tau padės ar paautomatizuoti kažką, arba identifikuoti, ištestuoti. Tai galėtum šitoj vietoj kažkokį komentarą duoti, kiek tai yra teisingas sprendimas iš mūsų pusės ir ar manytum, kad ateityje galbūt tai keisis? Aš gal kitaip persuksiu tavo klausimą, šiaip dėl tų techninių žinių, nes aš galvoju, kad dažnai gal toks yra mitas, kad kas ateina į duomenų analitiką, tai galvoja, kad ten reikia labai didelių techninių žinių, reikia ir Python, R programavimo kalbos. Tai padeda, bet aš tikrai negaliu sakyti, kad kiekvieną dieną, pavyzdžiui, tai naudoju. Tai kažkokius pradmenis ar net advanced šiek tiek Python skillsus labai naudinga yra turėti, bet tikrai ne kiekviena analizė to reikalauja. Tai jo, nežinau, kažkaip, sakyčiau, fokusuotis galbūt labiau pradedantiem analitikam netgi į tą labiau verslo pusę. Tai yra, kad tu galėtum bendrauti su vadovais, kad tu suprastum visus verslo sprendimus, kaip veikia skirtingi departamentai, kaip jie susiję, kurios metrikos svarbios kam ir ką jos reiškia, kaip ten tiesiog atvaizduoti paprastus duomenis, kodėl šitas grafikas tinka, kodėl netinka. Visos tos techninės žinios, jos tikrai geros, jos tikrai tau pravers, bet ta verslo pusė pradedančiam duomenų analitikui yra svarbesnė. Ir net žinau, kad pas mus Oxylabsus, kai bandom priimti naujoką į komandą, tai būtent daugiau dėmesio būtent skiriam per interviu tiem klausimam, kad suprasti, kad žmogus su pirma nori iš to industrijoje dirbti, nori iš to kompanijoje dirbti ir kad jam yra įdomu ir kad jis gali paaiškinti tos paprastus verslo dalykus. Jeigu mes ten duodam, sakau, kažkokią ten metriką vieną, kaip kiek klientų atkrito ir kad jis galėtų paaiškinti, kodėl ten tokia diagrama ar tokia yra naudingesnė. Tai aš čia gal visiškai kitą pusę nukrypau, ko tu klausai. Ne, labai gerai. Manau, atsakėjai labai subtiliai šitoj vietoj, kad
nereikėtų įsivaizduoti, kad duomenų analitikas turi ateiti ir būti hardcore kažkoks tai specialistas ir žinoti viską tenai iki detalės. Taip. Tai yra daugiau naudinga negu reikalinga, ne? Taip, tau tai tikrai palengvins gyvenimą, bet ir be to galima įsiversti. Šiaip nustebtumėt, kiek, nevardinsiu vardais, bet kompanijose, kuriuose man teko dirbti ir kurios dabar čia laikraščiuose giriasi labai daug milijardų įverčių, kiek ten daug darbo atliekama paprasta Excelio ar Google Sheets. Taip. Tai Pythoną, jeigu tu žinai ir tai naudoji, jeigu tu ar žinai ir tai naudoji, viskas gerai, bet daugumai užduočių tikrai yra paprasti sprendimo būdai, kur to techninio žinyno pradžioj tau gali ir neprireikti. Nu, iš tikrųjų, jeigu man reikėtų susivesti savo išlaidas, klausimas, ar aš norėčiau duomenų analitiko, bet jeigu reikėtų paanalizuoti 30 metų istoriją ir projekciją ateičiai, ar mes darome gerai su įmonė ar ne, tada jau norėčiau, Edgarai, tave pasikviesti. Prašom kreiptis. Malonu. Na ir manau, kad vis tiek galėtumėm jau judėti ir prie paskutinės sekcijos, ne, tos cloud sekcijos apie programą kalbant, ne, cloud duomenų analitikos. Mano klausimas būtų tau toks, kas yra darbas cloud duomenų analitikoje? Ar galėtum kažkokių pavyzdžių pavardinti ir kaip reikėtų suprasti, kas yra duomenų analitikas ir kodėl galbūt jam kartais tenka dirbti cloud'e? Taip, tai mes konkrečiai Oxy Labs'uose dirbam su Google Cloud Service. Tai čia apima daug skirtingų servisų, kur tu ir duomenys saugai, juos apdoroji. Tai konkrečiai, tarkim, duomenų saugojimui mes naudojam BigQuery. BigQuery tai yra tokia tiesiog sistema, sakykim, warehouse, angliškas žodis, kur mes ir saugom visus kompanijos duomenys, kurie susiję su N departamentu, nuo klientų duomenų iki to pat HR duomenų, iki tų pačių darbuotojų duomenų. Ir tada yra tam tikri kiti stepsai, žingsniai, atsiprašau. Aš jau norėjau prie warehouse sakyti, kad tai yra sandėlis. Sandėlis, taip žinai, skamba. Bet jo, yra kiti žingsniai, kur mes tada naudojam, tarkim, Airflow sistemą, tuos duomenis suprocesinti, tam, kad jie kiekvieną dieną įkristų, tada su DBT, tokia programa, mes juos transformuojam tam, kad jie būtų išvalyti ir tiktų mūsų reportams, tada tie duomenys keliauja į Power BI, kur mes juos atvaizduojam. Nu ir iš esmės skirtingos dalys būtent ir yra debesyse, tai bet debesys, taip turbūt labai buitiškai sakant, tai reiškia, kad mes nesam pririšti prie kažkokios fizinės sistemos, tais duomenim gali dirbti daug specialistų vienu metu. Mes matom, ką kiekvienas iš jų padaro ir tai labiau turbūt kalba apie tą tokią ekosistemą, kuri yra visada prieinama ir kuria gali naudotis jo daug žmonių. Tai jeigu čia taip labai buitiškai nesileidžiant į detalę. Tai realiai galėtumėm sakyti, kad cloudas yra net Google dokumentas, kur dirba 4-5 skirtingi žmonės, tas dokumentas yra cloud'e. Kažkokių gal ten specifinių cloudo terminų gal ir neatliepia, bet jo, iš esmės, taip. Yra tokia. Tai man ir buvo toks tikslas galbūt sulaužyti tą mitą, kad cloudas čia nėra kažkas, su kuo jūs negyvenate, nes cloudas yra ir klausimasis per Spotify muzikos, jinai yra cloud'e, ne? Tai ir Netflix'as yra cloudas, ne? Tiesiog cloudas kaip terminas yra skirtingose erdvėse skirtingai pritaikytas, bet iš esmės tai yra serverio kažkoks, ne, panaudojimas. Iš esmės taip ir ačiū Dievui, kad šiaip duomenų analitikui tuo rūpintis nereikia. Yra komandai žmonės su didesnėm algom, kurie tuo užsijama. Tai jo, man prisiliesti prie skirtingų detalių taip tenka, bet jau sprendimus, kurį ten cloudo įrankį naudoti ir kuris geresnis pagal kompanijos duomenų poreikius, kiek mes tos datos turim, kiek jos procesinam, apdorojam, tai jau čia labiau gal yra inžinierių darbas, kurie žino visas detalės, kokie pliusai, kokie minusai. Supratau. Mes realiai kai ir pradėjom visą procesą ruošiant šią programą, kodėl tą žodį cloud galbūt paminėjome, nes jis ne visą laiką būna minimas. Kodėl? Nes pirmas mums sufleris yra, didžiosios Amerikos kompanijos naudoja, didžiosios Lietuvos kompanijos naudoja.
taip pat ir oxylabsas, ne? Taip. Tai ir kartais tiesiog, tai nėra terminas, kuris turėtų būti kažkoks tai baubas, bet tai yra tiesiog realybė, kuri yra neatskiriama darbo dalis. Tai nėra vienintelė darbo dalis, tai yra tiesiog susietinė darbo dalis, kurią verta išmanyti, suprasti ir palengvinti savo darbą. Tikrai taip. Edgarai, daug tavęs klausiau, nedaviau gero šanso tau atsigerti vandens, tai dabar tą šansą ir duosiu ir pereisime galbūt prie klausimų publikos, gerai? Taip. Ir pradėsiu nuo pirmojo klausimo, po to bandysiu pasižiūrėti taip, kad bent jau kiekvienas gautų galimybę paklausti klausimą. Pirmą klausimą užduoda Aistis Savickas. Kaip bendraujate su verslo partneriais, kurie nėra duomenų analitikai? Kaip padedate jiems suprasti duomenis ir jų analizės rezultatus? Jo, geras klausimas, tai čia turbūt didelė darbo dalis ir ką dažnai, jeigu pažiūrėsit duomenų analitikos skelbimą, tai ten rasit kažką apie tai, kad reikia mokėti bendrauti su skirtingais žmonėm, nes dažnai tikrai būna, kaip ir paminėjo, kad tarkim vieni tie stakeholderiai, vadovai, vieni būna labiau analitiški, kiti ne. Vieniem užtenka 1-2 skaičių, jie viską supranta, kitiem reikia labai gražių vizualizacijų, prezentacijos. Vieni tave stumia, kad atsakymą gauti per kelias valandas, nors jiem gal to nereikia, kiti duoda tau ten mėnesį. Tai būtent šitoj vietoj tiesiog prisitaikymas prie kiekvieno ir suprasti, ko kiekvienam reikia, kad jisai tą gerą sprendimą priimtų. Tai sakau, pavyzdžiui, pas mus tikrai daug yra vadovų, kurie patys kažkada buvo duomenų analitikai, tu žinai, kad jiem galbūt nereikia tokios detalios analizės, jiems užtenka tik taip įžvalgų ir jeigu dar ten kažkokį metodą parašysi, jie supras, kad tu gerai padarai. Kitiem reikia vos ne gal visą savo darbą, kiekvieną žingsnį eiti, kad ir jie su tavim per tą kelionę iki išvados atkeliautų ir suprastų, kaip tai pasiekė. Tai čia toks labai individualus dalykas pagal kiekvieną žmogų prisitaikyti ir aišku, tai užtrunka, tai tam reikia laiko, bet tu turi tiesiog suprasti, kada tam žmogui tampa aišku, ar tampa aišku po 1-2 sakinių, ar tampa aišku po daug grafikų, daug skirtingų vizualizacijų. Manau, labai išsamus atsakymas. Ačiū tiek Aisčiui už klausimą, tiek Edgarai tau už atsakymą. Toliau, Nerijus Sakalauskas klausia, ar rinktis duomenų analitiko kelią yra geras pasirinkimas, norinčiam žengti į IT sferą ir neturinčiam patirties? Ar pirmą būtina pakelti matematikos, statistikos, kompiuterių mokslo pagrindus? Jo, ir aš turėsiu ką pasakyti ir iš tavęs norėčiau išgirsti. Taip, turbūt klausimas, kur tu to IT sferoje nori keliauti. Aš manau, jeigu tu nori ten tapti backend programuotojui, tai turbūt gal yra efektyvesnių kelių negu duomenų analitika. Bet kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, kad man atrodo tai puikia vieta tiems, kurie nežino gal, ką nori veikti. Tai jeigu tu maždaug galvoji, kad norėtum būti IT sektoriui, tai nėra, kaip sakau, gal efektyviausias būdas, bet nėra ir pats prasčiausias. Tai va, dėl statistinių ar ne buvo? Matematinių, statistinių. Jo, tai vėlgi, priklauso, kur tu to IT sferoje nori atsidurti, bet minimalių ar tokių vidutinių statistinių žinių duomenų analitikui reikia. Tai reikia ten suprasti, kodėl kartais vidurkis kažkokios metrikos nėra gal geras indikatorius, kuo ten vidurkis nuo medianos skiriasi, tokių paprastų dalykų, kas yra standartinė deviacija. Juos vėlgi kasdien tikrai nereikės, bet suprasti, apie ką jie yra, tikrai naudinga. Šiaip toks labai įdomus statistinis žodis, kurį teko labai dažnai vartoti gimus sūnui, tai yra percentilė. Ar dažnai naudojat analizės 3 ketvirčio, 1 ketvirčio ir panašiai? Tenka, bet vėlgi ne kasdieną, tikrai ne. Tai ir labai džiugu iš tikrųjų, nes klausimas tikriausiai kiek klausimo uždavėjas pabūgo to, kiekio viso. O iš mūsų pusės, ką norėčiau pridėti iš tikrųjų, tai rengiant bet kurią iš mūsų programų mes pirmiausia atsižvelgiam į tai, kad žmogus ateis į IT sferą nuo nulio. Ir todėl turime užtikrinti, kad mūsų dėstytojai yra pasiekiami, kad nebūtų tas baubas iš 3 klasės mokytojas, kuris sako, kodėl tu paraštėje rašai, o suprastų tavo stiprybės, silpnybės ir
Lygiai taip pat ir lygis tas turėtų būti pritaikytas. Tai prisiminkime, kad mes kalbame apie žmonės, kurie ateis mokytis nuo nulio, tai mes turime atsižvelgti į tai ir būti pasiekiami. Ačiū labai už klausimą. Klausė Eglė. Sveiki. Ar geriau pradžioje pasibandyti nemokamai kursus, pavyzdžiui, Coursera ar Udemy, ar YouTube pasižiūrėti video medžiagos prieš einant rimtai mokytis? Nors ką išmoksi ant pečių nenešiosi, bet gali taip atsitikti, kad nepatiks. O kai kursai būna finansuojami, tai tektų ir pabaigti juos. Kaip tu galvoji? Ar geriau mokytis per online'ines platformas, ar gali pats mokytis, ar rinktis akademiją? Jo, man tekę yra tiek tokių kursų praeiti, tai aš šiaip manau, yra tikrai labai daug naudingos informacijos tam pačiam YouTube, kurios tu gali rasti, už kurią nereikia mokėti, tai galima ir tokiais resursais naudotis. Kuo dažnai mokami kursai yra geri, kad tu gauni prieigą būtent prie dėstytojų, kurie tau gali patarti, gali su jais gyvai pašnekėti, gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Tai jeigu žmogus nėra tikras, ar jisai nori į duomenų analitiką keliauti, tai aš sakyčiau taip, gal iš karto mokamų kursų, už kuriuos po to gali reikti didelę sumą mokėti, neimti. Pasidomėti šiaip yra daug labai internete, tu gali tiesiog įvedęs rasti taip vadinamų case studies, ką daro duomenų analitikas, kur tau tiesiog yra aprašoma užduotis, duodamas kažkoks data setas, duomenų lentelė ir po to, kaip duomenų analitikas priėjo prie to atsakymo. Tu gali tokių susirasti atvejų ir pasidomėti, ar tau būtų įdomu tai daryti, ar ne. Tai vienas iš gal tokių startinių dalykų. Svarbu išlikti žmogišku ir įsivertinti, ar tu nori prisimti riziką, ar nenori prisimti rizikos. Kiti žmonės ir padaro pertrauką prieš aukštą išsilavinimą, ar tai daryti ar ne. Tai bent jau mes kaip įmonė ką bandom padaryti, tai kiekvienam žmogui suteikti tą šansą suprasti, ar jisai tinka ar netinka. O viskas prasideda nuo 2 žmonių konsultacijos. Tai kliento aptarnavimo specialisto ir karjeros specialisto. Ne? Tai šitie 2 žmonės mūsų įmonės ekosistemoje realiai tau leidžia suprasti. Pajėgus būsi baigti, nepajėgus, atveši 8 mėnesius ar 3 mėnesius ar neatveši. Tai reikia labai tą irgi įsivertinti. O mes visą laiką pasiūlome šios alternatyvas, kurias ir komentarė minėjom ir tu minėjai. Ir šiaip man labai patiko iš tikrųjų, Edgarai, tavo istorija, nes tu kalbėjai, kad pradžioj buvo visiškas savamokslis, ne? Tai ir man tas buvo žavu, nes iš tikrųjų mes labai dažnai galvojam, kad jeigu aš neisiu į universitetą, tai niekaip neišmoksiu. Tai visą laiką yra tų būdų N+K gali padaryti, tiesiog turi pasirinkti savo labiausiai tinkantį galbūt. Taip, tai aš, kad priminti, tai baigiau apskaitą ir finansus, bet nešokau iš karto duomenų analitiką, tiesiog įsidarbinau kliento aptarnavime, ten po truputėlį kilau karjeros laiptais, po to dirbau su verslo procesais ir galiausiai taip gavosi, kad tapau duomenų analitiku ir toj visoj kelioniai turėjau YouTube kokį, peržiūrėjau vieną kanalą apie duomenų vizualizacijas, tada padariau vienoj platformai nemokamus kursus apie Python, tada kažkur su SQL pasimokiau. Tai man gana užtruko ilgai ateiti iki to viso pilno paketo, ką turi turėti duomenų analitikas. Bet jeigu būčiau iš anksto žinojęs, kad juo noriu tapti, tai tikrai būčiau prašęs darbdaviui, kad imtų man tuos kursus ir būčiau juos pabaigęs. Bet tiesiog mano atveju reikėjo po gabalėlį susirinkti ir galiausiai iš tų įgūdžių gavosi tiesiog ta duomenų analitiko rolė. Labai ir gerą mintį iš tikrųjų išsakei, kad tu man pasakoji, kad tu ir net dirbai naktinėje pamainoje, tai pavyko suderinti tuos, nors tai ir ilgai ir užtruko, ir mes dažnai naudojam tą 3 dalykų neįmanomybės konceptą, kad gali būti greita, pigu ir gerai, ne? Tai jeigu tu nori nemokamai, tai nebus tikriausiai greita, nes tu turėsi mokytis truputį. Jeigu tu nori greitai, tikriausiai rinkis akademiją. Akademija šiuo metu Lietuvoje yra nemokama ir rinktis dėl to mus verta. Iš tikrųjų džiugu, kad Lietuvoje turime tokias galimybės ir nebūtina eiti į universitetą, kad galėtum įgyti specialisto kvalifikaciją. Tai labai ir svarbu, sakau, visą laiką įsivertinti, kas yra svarbu tau, kokie yra tavo lūkesčiai, ar nori greitai, ar nori kokybiškai ir visą laiką pasikonsultavus su tai,
organizuojančiais žmonėmis, ar tai yra jau specialistais, ar akademijos žmonėmis, tu galėsi priimti informuotą sprendimą, ką mes vis laik siekiame ir padaryti. Gerai, ačiū už atsakymą, Eglė jau padėkojo. Taip, kadangi turime laiko dar antriems klausimas, Aistis klausė, koks buvo sudėtingiausias projektas, kuriame dalyvavote, kokius iššūkius teko įveikti? Visada, čia nepaslaptis, mano LinkedIn'e gali matyti, kad man teko garbė dirbti Vinted, tai ten sunkiausias darbas visada buvo biudžetavimas, tai forecastinimas, ar ne? Tai aš konkrečiai dirbau kliento aptarnavimo skyriui su finansiniais duomenimis ir Vintedas tikrai turi labai didelę kliento aptarnavimo komandą. Ir būtent tas biudžetavimas, kuris vykdavo 2 kart per metus ir kur man reikėdavo skaičiuoti, tai kiek ten tų pinigų išleisim kitais metais, tai turbūt gal techniškai ne pats sudėtingiausias darbas, bet tiesiog didelė labai atsakomybė, nes tu žinai, kad tai, kad tu skaičiuoji, tai lems ir kompanijos performanso rodiklius ir tavo konkrečiai departamento didelė sėkmė priklauso nuo to, kaip tu tai suskaičiuosi. Tai čia toks gal būdavo, sakau, techniškai nesudėtingiausias, bet daugiausia toks streso įvarantis darbas, kuris, ačiū Dievui, tik porą kartų į metus būdavo, bet negaliu sakyti, kad aš jo labai laukdavau. Visada įdomu, aišku, yra tarp tokių didžiulių projektų prisiliesti, tai yra labai įdomu, bet tame būna ir minusų tokių kaip streso, šiek tiek daugiau neįprastai. Bet šiaip duomenų analitiko rolė nėra labai daug streso, tai kam patinka ramiai dirbti, irgi rekomenduočiau. Supratau. Paskutinis klausimas, nes jau akise man dvejinasi su naujais sakiniais. Kiek plačiai duomenų analitika naudojama programinės įrangos testavime, procesų automatizavime? Konkrečiai man neteko susidurti, tai negaliu atsakyti į šitą klausimą, bet manau, kad jeigu verslas mato tam tą poreikį, tai duomenų analitikai visada gali padėti. Bet jo, atsiprašau, mano karjeroj neteko su tuo susidurti, tai negalėčiau atsakyti šitą klausimą. Viskas tvarkoja. Paskutinis klausimas, kuris niekam neduoda ramybės, tai yra klausimas, kuris yra, kiek uždirba duomenų analitikas. Nes jau čia mane visi tiesiog, kaip pasakyti, bando išversti iš kojų, sakyti, tai kiek aš uždirbsiu baigęs studijas. Ar galėtum kažkokius tai rėžius pasiūlyti? Jeigu nuo manęs priklausytų, tai 2 daugiau, bet nuo manęs nepriklauso, tai šiaip reiktų tikrinti tiksliai. Aš manau, čia atsidarius, kad ir tos pačios mūsų įmonės darbo skelbimus, dabar nesu tikras, ar ieškom duomenų analitiko, bet turbūt atsidarius, nežinau, jo tech įmonių skelbimus galit matyti. Šiaip pradedantysis duomenų analitikas, tai labai turbūt priklauso, ar tai privati, ar tai valstybinė įmonė, bet sakyčiau, pradedantysis gali tas rėžis būti tarp 1000–2000 į rankas. Čia toks labai platus, suprantu, rėžis, bet sunku pasakyti. Toks vidutinis, mid analitikas turbūt nuo 2 iki 3000, o vyresnysis nuo 3 ir į viršų į rankas. Tai vėlgi čia tie rėžiai labai platus ir aš nesu garantuotas, ar jie yra tikslus visoms kompanijoms, bet maždaug, kad įsivertinti, kur tu gali būti. Bet faina, kad tu pasakai, kad iš esmės yra tie skirtingi rėžiai pagal, kaip pasakyti, praleisto laiko industrijoje ir kad tai parodo, kad tai yra labai dinamiška. Net ir jeigu pradėjai nuo 1000, tai nėra pasakymas, kad už 4 metų negali būti 3–4 tūkstančio rėžyje, kas yra labai, iš tikrųjų, palyginus su kitomis sferomis, tai yra labai greitas atlyginimo augimas. Taip, tai ir turbūt didžiausias skirtumas tiesiog tarp visų šitų rėžių ir tarp tų skirtingų lygių, tai yra kiek tu gali tas užduotis daryti individualiai ir kiek tau reikia pagalbos iš kitų komandos narių, nes pradedantysis tai natūralu, kad toks esi truputį viščiukas po kažkieno sparnu ir tu darai užduotis, kurias tau skiria kiti, tas jau nežinau kaip čia, mid-level analitikas, tai
tu gauni užduočių ir iš aukščiau, bet tu ir pats jas gali susigalvoti, nu, o vyresnysis analitikas, tai jeigu nėra aplink komandos, tai tu vis tiek gali visiškai pats vienas susitvarkyti, tau nėra jokių problemų. Tai aišku, čia toks supaprastinamas, ten yra ir techninių įgūdžių didesnių, bet iš esmės tai čia turbūt didžiausias skirtumas tarp tų lygių ir yra, kiek tu gali vienas be kitų pagalbos tų užduočių pavežti ir kokio sudėtingumo užduotis daryti. Edgarai, be galo dėkoju tau už šitą pokalbį. Ačiū labai jums. atviras, labai nemeluojant, labai tiesiog ir labai aiškiai Taip. pasakytos mintis apie duomenų analitiko kelią. Tai noriu tau labai padėkoti. Tikiuosi, kad galėsim šito renginio visą prasme paanalizuoti jau teniso korte, kaip ir minėjome, prieš renginį. O visiems renginio dalyviams norėčiau padėkoti dar kartą už užduotus klausimus, už dalyvavimą renginyje. Na ir tikrai nebijokite susisiekti su mūsų specialistais ir užduoti jiems tiesiog klausimą dėl šios programos, nes tai yra geriausias būdas tapti gerų duomenų specialistu. Klausti klausimus, kur jų reikia ir dažnai jų klausti. Tai dėkoju visiems už šiandienos vakarą, dėkoju renginio svečiui. Ačiū Jums. Ir iki kitų susitikimų. Viso. Iki.